statinio. Mažykiškai turbūt galvoja kitaip. Žemaičių derbis čia smūgis į vartus ir nuleisti rankas. Santūriai reaguoja Japonas. Štai matome išmuštas kamuolys. Kasgi užfiksuotas žaidimas. Į vartus pats. Beje, jis ir jau įrodė rungtynių metu, gali puikiai daryti. Ir taip atrodė, kad gavo traumą, tai labai greitai. Aštuntą ataką vėl labai gražiai, gerai pereina į kairį kraštą Babrungas, šansas ir rezultatas tampa jau 3-0. Labai daug. Dar kartelį, perdavimas, vėl nesužiūri. Finalinė rinktinė. Po šios atakos galbūt tą informaciją čia neįskaitomas ir šis įvartis. Atlieka gerą perdavimą, čia nuošalės nėra, smūgis Petkevičius. Ataka dar nesibaigė ir plungės Babrungas. Renanas jau iš už baudos aikštelės beveik ribų, ne iš baudos aikštelės, bet trečią minutėmis. Dar ką pastebėti, kad vis tiek stipriausios Babrungo žaidėjų pusės ir gerosios rungtynės labiau atsiskleidžia atakuojant, sakau vartus. Ginantis būna visko. Štai vietą, kuris tenka kaip Klaipėdos Neptūnas ir komanda pradėjo taip pat taškų turės kaip ir B1 klubas, kuris turo pats laikas yra mažesnis, žaidėjai galbūt kurie netgi ir nori. baudos aikštelėje ir panašiai baudos aikštelėje.
Portugalija ir po Dabar visai oras ir Babrunkas, dabar baudos aikštelėje, pavojus rimtas, smūgis šalia. Geras perdavimas. Ir čia spėja prie kamuolio Vilius Butkus. tolimo virto. Ketvirtasis Adomas Plika, penktasis Sebastianas Vašketas, šeštasis Martynas Vasiliauskas, septintasis Petras Andrijauskas, 11-tasis komandos kapitonas. Tokikas, kur prie kamulio, bet šiuo atveju jis pirmas išbėgo. Atrodo, kad nėra to tokio stipraus knockdowno. Kuri užima antrąją vietą ir kovoja dėl Telę. Daug dvikovų. Ir be abejo, žaidimas į žaidėją, ne į kamuolį ir kortelė. Rode. Berods Matas Dumalakas prasmingai žiūrim situaciją. Taip. O Riteriai paėjo būtent pirmoje lygoje. Čia ataka kairioje kraštu, bet šį kartą apsigina. Geresnė komanda, bet ne tokiu dideliu skirtumu. Ramiai susitvarkė. Kortelių šiek tiek buvo parodyta, bet nepasakyčiau, kad jomis buvo švaistomasi. Na ir, kaip pasakiau, kai kuriais atvejais
Ne, dabar jau ko gero Pablungui reiktų pasirūpinti savo vartų labiau saugumu, gausesnėmis pajėgomis. Sezona garsėja savo atakuojančių, gražių futbolų, daug